darbų, pailsėt su nosimi smagu. Ponios ir panai, daug nekalbėsime, tiesiog ištieskite savo kojas, atsipalaiduokite, mes pradedam. Nu, tėvai, pasakok, kaip viskas įvyko. Nu, tai įsiveržė į kambarį visas būrys. Nu, tai bus daugiau negu 10 gali. Nu, jeigu daugiau negu 10, tai čia jau visa kopa, tėvai. Kokių veiksmų toliau ėmėtės? Kokių? Nu, tai šaukiau, gelbėkit, nu. Tai, klausyk, iš viso būrio neatsirado nei vieno, kas tau padėtų. Iš visos kuopos neatsirado nei vieno. Aha, nu, tada kas po to? O po to pats stambiausias, kaip vožė į nosį, nu tai ir praradau sąmonę. Aha, o kai atsipeikėjot, aišku, bandytų jau nebebuvo. Nebebuvo, bandytų nebebuvo, lašinių nebebuvo, 100 litų nebebuvo, batų ir kostiumo. Sakyk, a kuo vožė? Taigi kumščių vožė. A, gal prisimeni, kaip jis atrodė? Tai bandytas ar kumštis? Kostiumas, nesupratingas. Kostiumas, taigi toks borodavas. Kaip jūsų nosis dabar? Nelieskit! Inspektoriau. Taip. Nuimk nuo jo nosis krumplių antspaudus. Įrodė. Dėdas, trauk. Tu ką? Narkomanas pakaifuotų su mane, ja? Nu taigi aš nežinojau. Nu. Nežinojau. Traukia kaip dulkių siurblys. Komisarė, jis mano vestuvinį žiedą nusiurbė. Nu, tėvai, tu ką čia dabar? Dar vieną nusikaltimą nori padaryti? Tai imkite mano, nu. Tvarka. Taip, inspektoriau, pakartokite procedūrą. Tai, kad suprantat, komisarė, miltelių nebeturime. Jis sutraukia visą mėnesio normą. Tu ką, tėvai? Nutarei sąmoningai kenkti tyrimui? A? Taigi priešingai tyrimui noriu padėti. Gerai. Tai kuo galit padėti? Tai gal bulvių norit, paskanės bulvės ankstyvosios. Nu, tėvai, tu duodi. Bulvių. Nu, sakau, pas tai jokio supratimo apie tyrimą nėra. O kaip maišą reiks gražinti, ar ką? A? Sakyk, dėdai, a kiek čia tų bulvių yra, a? Nu, taigi, matai, bus koks 50 kilogramų bosmas. Šita maiše? Nu? 50. Aš iš akies matau, kad čia nedaugiau 40 kilogramų. Tu ką, tyrimui nori pakengti? Ir iš viso klausimas, ar jos dar čia ankstyvosios? Nu, tai kaip ne ankstyvosios, gegužės mėnesį jau žydės. Žydės taip raudonai, kaip tavo nosis. Palauk, tėvukai. O kas čia? Ką dabar, tėvai, pasakysi? Nu, tai ką čia pasakysi, nu, tai depras ir kumpis. Tai nori pasakyti, kad banditai lašinius išsinešė, o kumpis su dešra paliko. Nu, tai matyti nepastebėjo. Nepastebėjo. Taip, imi inspektorius šitas reikalus. A? Reikės vežtis į centrą, ištirti ekspertizę, kad nebūtų AIDS. Nu ir tėvai dabar yra pats svarbiausias momentas. Reiškia taip. Taip, galima sakyti, štai čia yra valstybinės svarbos dokumentas. Tėvai, prašom pasirašyti. Nu, tai kuo man pasirašyti? Gal krauju, kaip indėnas. Nu, koks tu, tėvai, indėnas vidury Lietuvos? Tu, kaimietis, mužikas, pasirašyk gretinę. Nu, čia 3 egzemplioriai. nu, tai palaukit, nu, dar 2 paslėtėjukus atinėčiau.
patarčiau geriau saugot daiktus įrodymus, kad turėtumėm ką ekspertizai nunešti. O ir jeigu ką, skambink. Telefoną žinai, mes išsiaiškinsim.